Trumpo planai užbaigti karą Ukrainoje. Nepavykus susitarti su Putinu, griežtos sankcijos Rusijai. Sąjungininkėms Europoje dar vienas raginimas – deramai finansuoti gynybą. Daugėjant teisiamųjų čekiukų skandale, grupė parlamentarų siūlo švelninti bausmes. Sulaukia ir pritarimo, ir kritikos. Seimo narys, kuris yra pateikęs, tai yra iš tos partijos, kurios tarybos narių daugiausia yra tose baudžiamosiose bylose. Į pasienį su Meksika Trumpas siunčia 1500 karių migrantams stabdyti. Meksika pasienyje stato laikino prieglobsčio stovyklas. Jie mus medžioja. Girdėjau, kad pareigūnai gaudo migrantus net bažnyčiose. Šiltos žiemos ir lyg pavasarį žaliuojantys pasėliai rūpestis ūkininkams, baiminamasi kenkėjų, ligų, piktžolių. Yra piktžolių, kurios žūna tik tada, jeigu būna tokia stipresnė žiema. Kauno pilies architektų siūlymai. Planų perkelti čia miesto valdininkus turėjusi Kauno valdžia dabar sako dar galvosianti, ką įkurdinti. Labas vakaras, Panorama LRT televizijos eteryje. Ketvirtadienio naujienas pristatau aš, Eglė Bučelytė. Donaldas Trumpas pareiškė, kad nori kuo greičiau susitikti su Vladimiru Putinu, kad užbaigtų karą Ukrainoje. Pasak jo, Ukraina yra pasiruošusi susitarti, o to nepadarius Rusijai, jai žada įvesti griežtas sankcijas. Didinti spaudimą pasiekti tai, ką Trumpas žada ir pasitelkęs Kiniją bei Arabų šalis, kurių ketina prašyti mažinti naftos kainą. Tuo metu sąjungininkės Europoje Trumpas apkaltino neskiriant deramo finansavimo gynybai. Donecko fronte 26-osios brigados artileristai skuba taikyti